Čia Energy Digest. Tinklalaidė, kurie įprastai apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Tačiau šį kartą, mėly klausytojai, ji yra apie tai, kad Energy Digest eina vasaros atostogų. Jei viskas pavyks sklandžiai, grįšiu rudenį, bet konkrečią datą žadėti bijau, tad to ir nedarysiu. Galbūt pastebėjote, kad pastaruoju metu naujienlaiškis ir tinklalaidė nebeišeina taip reguliariai kaip anksčiau, o apžvalgų pasirodymo diena nusikėlė išeinamos savaitės pabaigos į kitos savaitės pradžią ar net vidurį. Net ir be akivaizdžių nuovargio ženklų reikia pažymėti, kad jau praėjo beveik 3 metai nuo pirmosios apžvalgos pasirodymo raštu ir daugiau nei metai nuo pirmosios tinklalaidės. Manau, neblogas metas projektą strategiškai permąstyti. Tad atsipūsiu ir iš naujo įsivertinsiu, kokio dydžio projektui lieka jėgų nuo pagrindinių gyvenimo veiklų. Turiu idėjų, kaip naujienlaiškis ir tinklalaidė galėtų pasikeisti. Tikiuosi į gerą. Tačiau norėčiau išgirsti ir jūsų atsiliepimus ir pasiūlymus. Rašykite elektroniniu laišku leolenox@gmail.com. Leolenox vienas žodis su x pabaigoj. Nepažadu visai nieko apie energetiką neparašyti per vasarą, bet kadangi nuolatinio ryšio kurį laiką nepalaikysime, štai ką, mano supratimu, man ir jums dėrėtų stebėti šią vasarą. Niekas negalės virkti mūsų politinės We are valios. enhancing our cooperation on energy security. Jungti su europiniais elektros tinklais. Tikslas yra turėti kiek įmanoma žemesnę kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Joninės. Pirmoji Dainiaus Kreivio raudona linija. Baltijos šalys iki tol turi susitarti dėl naujos prekybos rusiška elektra metodikos. Vyriausybė kitu atveju yra pažadėjus imtis neatskleidžiamo plano B. Problema yra pateikiama kaip kova su baltarusiška elektra, tačiau tuo pačiu pripažįstama, kad Baltarusija nieko neeksportuoja. Labai keista pozicija. Derybos tarp Baltijos šalių visada buvo svertų žaidimas. Nė viena šalis negali pati viena priversti kitų elgtis vienaip ar kitaip, kol Lietuvos sinchronizacijos projekte turėjo vienu metu ir Briuselio, ir Varšuvos paramą, projektas pasistūmė smarkiai į priekį, iki beveik negrįžtamo pinigų išdalinimo taško. Tiesa, visam projektui dar nevėlu sugriūti. Kai tokių vienpusių svertų nebuvo ir susitarimo. Tai galioja visiems be išimties likusiems energetikos projektams regione, nuo Visagino atominės elektrinės iki terminalo ar bendros dujų rinkos. Ši vyriausybė dėja neturi stiprių svertų. Geri santykiai su Europos komisija nebuvo perimti ir su Briuselio technokratai susipykta dar negavus valdžios. Lenkija padės kovoje su rusais, bet nebegali beatodariškai stumti ant branduolinės energetikos, nes jos planuose taip pat yra branduoliniai reaktoriai. Naujas dėmuo dėrybose yra Aleksandras Lukašenka ir Šiaurės Korėja virstanti Baltarusija. Tai dar praėjusiai vyriausybei prieš pat rinkimus atnešė Latvių pasižadėjimą nepirkti baltarusiškos elektros. Galbūt atneš dar kokių dovanų. Visgi nemanau, kad Latvijai ir Estai imtų ir priimtų Lietuvos reikalavimus per ateinančią savaitę. Manau, klausimas yra, ar vyriausybė iš dėrybų parsineš ką nors, ką savo rinkėjams galėtų pristatyti kaip pergalę, ar ne. Ir pastaruoju atveju, kokia būtų reakcija į nesėkmę. Baltarusija arba sankcijos Baltarusio energetikos sektoriui. Bendrai mums turėtų labiau rūpėti trąšų sektorius, nes tai pastebimiau atsilieps geležinkeliams ir krovai Klaipėdos uoste. Savo naftos krovinius Baltarusijai nuo Lietuvos nukreipė jau anksčiau. Tačiau didžiulė dalis Lietuvoje deginamo biokuro vis dar importuojama iš Baltarusijos. Jei šis importas būtų kaip nors apribotas, tai atsilieptų biokuro kainai, o per tai šilumos kainai didžiuosiuose miestuose. Elektros kainos. Nord Pool sistemos pigiausioje dalyje, Norvegijoje, nuo gegužės atsirado 2 naujos 2,8 gigavatų galios energijos jungtys. North Sea Link su Jungtinė karalystė ir NordLink su žemyninė Europa. Kiekviena jungtis prilygsta 2 Nord-Balt kabeliams tarp Lietuvos ir Švedijos. Tai reiškia, kad pigios elektros regione bus mažiau. Pastebėtina, kad ši pigi elektra nepatenka į pietinį Baltijos baseino krantą dėl pasikeitusio elektros srautų Švedijoje, kur šiemet uždarytas 2 branduolinis reaktorius Pamečiui. Elektros srautai ir kainų dinamika regione keičiasi ir baltarusiškos elektros importo draudimas čia vaidina, drįsčiau sakyti, tretinį vaidmenį.
Tai tikrai laikas nuo laiko atsiversiu Nord Pool puslapį pasižiūrėti, kaip dėliojasi kainos regione. Terminalo pirkimas. Liepą turėtų būti paskelbtas konkursas Independence arba jo pakaitalų įsigyti. Jis truks apie metus. Iš esmės terminalas turi būti toks pat, bet kas nors gali pasiūlyti ir konvertuotą dujovežį, prastesnį ir galbūt pigesnį variantą. Bet aš niekada nebuvau žemiausios kainos pirkimų fanas. Taip pat įdomu, ar spėsime išgirsti dar naujienų apie dujų terminalo klientus. Nuo kitų metų jo naudotojams atsiveria Lenkijos rinka. Sinchronizacija. Projektai skirti sinchronizacijai su Vakarų Europa yra įsprausti į gana griežtą grafiką, kurio nors vieno jų strigimas gali kelti pavojų galutiniai sinchronizacijos datai. Jos verta stebėti dar ir dėl to, kad šioje srityje yra leidžiamos milžiniškos mokesčių mokėtojų pinigų sumos. Matant, kaip svyruoja žaliavų kainos, ypač metalai, o energetikos projektams reikia daug metalo, verta atkreipti dėmesį ir į projekto kaštus. Įdomu, ar nekils rizika jiems pasipūsti. Ne dėl projektų vykdytojų kaltės, žinoma. Pasauliniai žaliavų ir įrangos tiekimo grandinių trikdžiai taip pat gali sulėtinti kai kurių projektų eigą. Nesakau, kad šios rizikos išsipildys, tik pažymiu, kad sinchronizacijos laivas plaukia palyginti sklandžiai, bet per nebūtinai palankiausius vandenis. Nord Stream 2. Vos supratęs, kad projektas bus užbaigtas, Vladimiras Putinas jį bemat įvardijo kaip derybinę kortą, kalbant apie Ukrainos dujų tranzitą. Tai nebuvo staigmena niekam, tačiau gali būti politiškai nepatogu partneriams Vokietijoje ir Austrijoje. Nors nelabai tikėtina. Kol kas Rusijos autokrato pastabos tebuvo atsakymai į klausimus Sankt Peterburgo ekonomikos forume. Tačiau akivaizdu, kad bus siekiama naują dujotiekį užpildyti kaip įmanoma greičiau. Kol kas Gazprom paskutinį šių metų ketvirtį planuoja tai daryti Yamal Europe dujotiekio sąskaitą. Tai yra į Nord Stream 2 nukreipti dalį per Baltarusiją ir Lenkiją anksčiau siųsto dujų kiekio. O su Ukraina tranzito sutartis yra pasirašyta iki 2024. Vargu bau, ar tai pakeis nuotaikas Kremliui palankiose sostinėse, anksčiau kartojusiose, kad tai tik ekonominis projektas. Austrijoje valdo prorusiško premjero Sebastiano Kurzo vyriausybė, jis dalyvauja ir minėtame ekonomikos forume. Buvę austrų politikai tuo metu gauna trofėjinės pozicijas Rusijos energetikos sektoriuje. Tad didelės savirefleksijos čia galime nelaukti. Vokiečių politikų pasisakymų vertinti iki rinkimų ar naujo kanclerio paskyrimo taip pat turbūt neverta. Bundestago rinkimai vyks rugsėjį. Bendrais bruožais regis tiek. Ačiū, kad buvote su Energy Digest iki šiol. Tikiuosi, jis buvo naudingas ir padėjo susigaudyti informacijos tsunamyje, kurio laikais mes gyvename. O dabar einu antro skiepo ir pailsėti. Pasiskiepykite ir jūs, jei to dar nepadarėte, ir paskatinkite aplinkinius. Tikėkime, kad tuo metu rudenį susitiksime be privalomų užsidarimų namuose. Ir primenu, lauksiu jūsų atsiliepimų ir pasiūlymų, kaip naujienlaiškis ir tinklalaidė galėtų patobulėti. Jei matėte, kas panašaus žanro naujienlaiškius ar tinklalaidės daro itin gerai, rekomenduokite, gal rasiu ko pasimokyti. Negaliu pažadėti, kad atsakysiu į visus laiškus, bet tikrai pažadu visus juos perskaityti. Geros, mielieji, be karantinės, tikėkime vasaros. Susitiksime rudenį. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.